komanda neduoda patarimų. Nepasako, kaip tu turi paimti ir padaryti, kad būtų gerai. Jie nieko nepadaro už mane, reiškia už jūs kiekvieną, kuris ateisite čia mokytis, bet jūs turėsite patys atsakyti į savo klausimus. Pakankamai buvo iššūkis, tai atsiverti. Tai atvirumas gal iššūkis didžiausias. Tai buvo ypatingas postūmis, rengiausi pranešimui Seime ir, buvau, kaip pasakiau, taip išpurtyta lektorė. Jautėsi palaikymas, padrąsinimas, kad tu gali ir tu padarysi gerai. Vedimo stiliaus, tokio atsipūtusio, linksmo. Ir aišku, tas pozityvas, kokį dovanoja lektoriai, kai visą laiką pasakoja, kokie mes nuostabūs ir viską galim. Prieš tai buvo klausimas, ar aš galiu tai daryti ir ar tai man. Dabar aš turiu atsakymą, kad aš to noriu.